Aš paskutinis žmogus, kuris pasitikėtų raudonaisiais. Jie man nuolat melavo. Šiuo metu mes visiškai kontroliuojame Hormūzo sąsiaurį ir kažkuriuo momentu galbūt jie ką nors padarys, o tada bus sunaikinti. Atsiprašau, kad juokiuosi, bet esmė ta, kad mes jau esame buvę tokioje situacijoje. Visų pirma, jie nesidera. Ir iš tikrųjų, priešingai, staiga režimas sako, kad reikalaus kompensacijos už žalą, kurią Jungtinės valstijos ir Izraelis padarė karo metu. Taigi, kas patinka amerikiečiams, kas patinka izraeliečiams? Mums patinka greitai ir efektyviai panaudoti karinę jėgą, atlikti darbą ir viską užbaigti. Kariaujant su Iranu to negali turėti. Ir galbūt su Iranu Trumpas teisus, kai sako, kad tai išsekimo karas. Jie iš tikrųjų žino, kad tai nebegali tęstis. Nėra tiesa, kad Irano režimas tiesiog, žino, kad jo dienos suskaičiuotos. Visiškai ne. Šiuo požiūriu tai ideologiškai pagrįsta. Mintis yra tokia. Mirtis Izraeliui, mirtis Amerikai. Tai nebuvo tik šūkiai. Jie tai rimtai galvoja. Jie taip pat turi omenyje mirti vakarams. Jiems nerūpi, jei dešimtis tūkstančių ar milijonai Irano žmonių dėl to kentės ar bus nužudyti. Iš tikrųjų, jie nedžiaugiasi, galėdami juos visus nužudyti. Tikroji problema, kurią reikia aptarti, yra branduolinė problema. Ir mes jos neaptarinėjome, nes pirmoji, vadinamoji lengvesnė problema dar neišspręsta. Nes sąsiauris yra didžiulė problema pasauliui dėl naftos kainos. Dabar kokia šiandien yra realybė? Sąsiauris nėra atviras. Laivai kartais įplaukia ir išplaukia, bet tai tik menka dalis to, kas buvo prieš karą. Bet ką padarė Trumpas? Tai jis įvedė visišką blokadą Irano uostams. Tai reiškia, kad Trumpas sako, kol laikysite sąsiaurį uždarytą, nebus jokios prekybos, jokios naftos į Iraną ar iš Irano nepateks. Tai reiškia, kad jis kontroliuoja tą strateginį siaurąjį tašką. Klausimas yra, vėlgi be viso režimo bravūros, kiek ilgai jie galės valdyti Iraną, jei neturės pinigų.